Šiame vaizdo įraše analizuosime, kaip Rusijos kariai dabar atvirai grasina Putinui maištu. Čia apdovanoti Rusijos veteranai viešai pateikė reikalavimus tiesiogiai Rusijos prezidentui, iškeldami ultimatumą – susitikti arba susidurti su antrojo Wagner maišto pasekmėmis. Kadangi reguliariosios armijos kariai dabar atsidūrė ant maišto slenksčio, tai, kas įvyks toliau, gali perplėšti Rusijos kariuomenę pusiau ir apversti Rusijos valdžios tvarką aukštyn kojomis. Neseniai išpopuliarėjęs vaizdo įrašas, kurį paskelbė Rusijos kariškis iš Voronežo srities kovojęs Ukrainoje ir susikūręs didelį sekėjų ratą socialiniuose tinkluose, sukėlė šoką. Jame jis ragino gynybos ministerijos ir kitų saugumo tarnybų atstovus susisiekti su juo, kad galėtų perduoti žinutę tiesiogiai Vladimirui Putinui. Pasak veteranų, tūkstančiai Rusijos karių yra kalinami duobėse, kankinami, žeminami ir paskelbiami dingusiais be žinios po to, kai atsisako vykdyti savižudiškus įsakymus arba atiduoti pinigus savo vadams. Jis pareikalavo tiesioginio televizijos susitikimo su Putinu, įspėdamas, kad jei toks susitikimas neįvyks, armija nukreips ginklus prieš Kremlių. Vėlesnėme įraše jis pabrėžė, kad grasinimas nėra blefas ir pareiškė, jog bet kokie veiksmai prieš jį ar jo šeimą taps signalu imtis tolesnių veiksmų. Vaizdo įrašas greitai surinko milijonus peržiūrų socialiniuose tinkluose, suteikdamas šiems kaltinimams didelį atgarsį tiek Rusijos kariuomenės viduje, tiek už jos ribų. Ši piktai išsakyta žinutė atspindi seniai besitęsiančius nusiskundimus dėl Rusijos puolimo taktikos, nes Rusijos vadai nuolat remiasi brangiai kainuojančiais frontaliniais puolimais prieš paruoštas Ukrainos gynybas, užminuotą teritoriją ir griežtai stebimus priėjimus. Operacijas iš saugių užnugario štabų vadovaujantys karininkai išvengė pavojaus susidurti su Ukrainos linijomis, o pirmosios linijos kariai patiria didžiulius nuostolius. Pranešama, kad atsisakymas vykdyti įsakymus karius gali priversti patirti fizinės bausmes, įkalinimą, egzekuciją arba būti apkaltintus dezertiravimu ir perkeliamus į baudžiamąjį dalinį. Tokia praktika savanorišką drausmę pakeičia prievartiniu spaudimu, visiškai suardydama pasitikėjimą tarp vadų ir eilinių karių. Viešo kreipimosi reikšmė slypi ne tik kaltinimuose, bet ir pačio žinutės siuntėjo asmenybėje. Apdovanotas veteranas viešai metantis iššūkį Putinui yra kur kas rimtesnis perspėjimas nei anoniminė kritika internete, nes jis atvirai tapatinasi su Rusijos kariuomenė ir turi nuopelnų tai įrodyti. Paskutinį kartą, kai taip nutiko, tai baigėsi Jevgenijaus Prigožino Wagner maištu, kai 50 000 samdinių užėmė Rostovo miestą ir Rusijos kariuomenės štabą, o vėliau pradėjo žygį Maskvos link. Tai taip pat prasidėjo nuo viešų kaltinimų Rusijos kariniai vadovybei dėl nereikalingų nuostolių, korupcijos ir netinkamo mūšio lauko valdymo, kol eskalavo į ginkluotą maištą. Tačiau Wagner buvo atskira privati karinė kompanija, turėjusi ribotą įtakos sferą, o nepasitenkinimas, plintantis reguliarioje Rusijos kariuomenėje, būtų iš esmės kitokio pobūdžio iššūkis. Reguliarioji kariuomenė užtikrina gyvąją jėgą, šarvuotąją techniką, artileriją, logistiką ir vadovavimo struktūrą, palaikančią operacijas visame fronte, todėl bet koks vietinis atsisakymas vykdyti įsakymus, drausmės žlugimas ar sutrikusi koordinacija galėtų apsunkinti karinės operacijas ir sudaryti galimybių, kurias Ukraina galėtų išnaudoti, net jei tai nesukeltų visos šalies masto sukilimo. Vaizdo įrašo kreipimasis atskleidžia dar gilesnę problemą. Rusijos kariuomenė vis dažniau veikia dviejose labai skirtingose karinėse realybėse. Aukštos kvalifikacijos kariai, tokie kaip dronų operatoriai, elektroninės kovos specialistai, ryšių darbuotojai ir daugelis kitų, paprastai patiria mažesnius nuostolius, nes jų įgūdžius sunku pakeisti. Tuo tarpu įprastinė pėstininkija ir toliau vykdo daugiausiai rizikingas atakas, kuriuose išgyvenimo tikimybė beveik lygi nuliui. Prie to prisideda ir tai, kad būtent šie specialistai, pavyzdžiui, dronų operatoriai, dažnai būna tie, kurie smogia ir nužudo dezertyrus ar pasiduodančius karius. Taip sukuriamas ne tik nepasitenkinimas dėl nelygaus pavojaus pasiskirstimo, bet ir visiška neapykanta specialistams, kurie juos kasdien aktyviai žudo. Nepaisant to, kad Rusija palaiko plačias vidaus saugumo struktūras, karo policiją ir žvalgybos tarnybas specialiai skirtas kolektyviniam nepasitenkinimui slopinti, Wagner maištas prasidėjo būtent nuo tokių vaizdo įrašų, kuriuose nepatenkinti kariai tiesiogiai kaltino savo vadovybę. Dabar tą patį modelį matome ir tarp apdovanotų karių, turinčių didelį sekėjų ratą, ir jei tai pasikartos didesniu mastu, pasekmės Rusijai gali būti dar blogesnės nei Wagner maištas, kuris viską ir pradėjo. Apskritai, vieša Rusijos kario grėsmė Putinui dar labiau jaudrino diskusijas apie moralę Rusijos ginkluotosiose pajėgose ir yra aiškus platesnio nepasitenkinimo ženklas.
Tokia vieša kritika iš apdovanotų veteranų turi simbolinę reikšmę, nes atskleidžia įtampas, kurias oficialūs pasakojimai retai pripažįsta. Jei nepasitenkinimas dėl nuostolių, vadovavimo ir kovos lauko taktikos toliau kaupsis, rizikuojama ne tik karinės sanglaudos susilpnėjimu. Istorija rodo, kad net ir nedidelis papildomas spaudimas gali tapti pirmuoju žingsniu link atviros eskalacijos, kuri Rusijos atveju gali būti pražūtinga Putinui ir jo režimui. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.